Mes tarsi esam gyvybės draudimo kompanija, kuri garantuoja, kad visos tiek prieš operaciniam, tiek operacijos metu, tiek po operaciniam laikotarpiu žmogus išliks gyvas ir sveikas. Iš tiesų, anesteziologas, reanimatologas yra tarsi šeimos gydytojas ligoninėje, kuriam tenka daug dalykų išspręsti, kuriam tenka patarti chirurgui, kuriam tenka paguosti chirurgą, kuriam kartais tenka paaiškinti terapijos specialistui, ko chirurgas norės operacijos metu, kaip jį paruošti, kaip jam padėti. Tu sužinai visą jo gyvenimą, tu sužinai jo persirgtas ligas, vartojamus vaistus, buvusias operacijas, traumas ir viskas. Ir praeina diena ir tu tą pacientą palydi ir gauni kitą pacientą. Taigi mes vienai dienai tampam to paciento šeimos gydytojai, sužinom apie jį viską. Kalbame ne tik apie gydytoją, kalbame apie slaugytojas, kurios yra viso ko užtikrintojas, kad pacientas liktų sveikas, kad pacientas taptų sveikesnis po operacijos, kad jisai išliktų saugus visą laikotarpį. Jeigu mes pažvelgtumėm į chirurgiją, kokia ji buvo XIX amžiaus pradžioj. Buvo atliekami žaizdų sutvarkymai, amputacijos, dėl gangrenos, dėl infekcijos galūnėse, būdavo traukiami dantys, labai nedidelės procedūras. Pavyzdžiui, iš šlapimo pūslės pašalinti akmenį. Tai ir viskas, kas vyko chirurgijoje tuo metu. Kol nesirado anestezija, kol nesirado nejautra, chirurgiškai, invazyviai gydymas praktiškai nevyko. Ir tik tai XIX amžiaus vidurys. Atsiranda medžiagos, kurios gali žmogų nugramzdinti į nejautrą, padaryti žmogų nejautrų. Ir tada prasidėjo chirurgijos sprogimas, prasidėjo invazinės medicinos era. Anestezija. Estezija yra jautrumas arba pojūtis, o anestezija yra jautrumo nebuvimas arba nejautra. Lietuviškai vienas žodis tai yra nejautra. Anesteziologija yra plati sritis. Mes šiandien kalbame apie perioperacinę mediciną. Medicina, kuri apima visą laikotarpį, kai pacientas ruošiasi operacijai, yra ruošiamas, kai pacientas operuojamas, kai pacientas sveiksta po operacijos. Didžiuliai pokyčiai, šviesmečiais vystėsi anesteziologija Lietuvoje. Tiesiog sunku suvokti, kaip mes dirbame 95, 92 metais, kai neturėjome monitoringo, laikydavom pacientui ranką ant pulso, matuodavom kraujospūdį rankiniu būdu. Tai aš kartais pajuokauju, paimu rezidentam ir uždengiu dabartinį monitorių. Sakau, pabandyk padirbti dabar tokiom sąlygom. Tai jie pasimeta, iš tikrųjų yra nejauku, kai tu nieko nematai. Iš tiesų, kai mes pradėjome mokintis, dar daug ko trūko. Trūko stebėsenos metodų, trūko medikamentų kai kurių, trūko priemonių, kurios galėtų būti laikomos pasaulinių standartų. Šiandien to netrūksta. Šiandien mūsų anesteziologija yra pasaulinio lygio. Šiandien mes galime atlikti visas anestezijos rūšis čia, šioje ligoninėje. Mūsų moterims teikiamos paslaugos mūsų ir malšinant gimdymo skausmą ir teikiant pagalbą cezario pjūvio operacijos metu yra tikrai pačio aukščiausio lygio, koks tik tai pasaulyje yra. Mes labai suinteresuoti, kad mūsų moteris norėtų gimdyti. Save skaitau vieną iš anesteziologijos specialybės pradininkių, ne tik Kauno klinikose, bet ir Lietuvoje. Mano darbo stažas yra 52 metai. Prieš jūs yra gyvas dar anesteziologijos istorijos liudininkas. Mano mokytoja, kai aš tik įstojau į rezidentūrą, buvo docentė Marchertienė.
Tai jinai dar pati pasakojo, kad būdavo narkozės, kada lašindavo spiritą, dabar tiksliai procentų neatsimenu, bet tikrą spiritą į veną ir tokios būdavo anestezijos. Aš esu pravedus tokią anesteziją ir reikėdavo 500-600 ml 33% alkoholio, kad reiškėsi pravest taisyklingai tą anesteziją. Monitoravimo nebuvo jokio. Pradžioje tik tais kraujo spaudimas ir pulso čiuopimas. Mirtingumas tuo laiku, tarkime, iki 61 metų, buvo labai didelis. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, būtent dėl anestetinių priežasčių, žūdavo maždaug 1 iš 50 operuojamų pacientų. O šiandien anestetinis mirtingumas praktiškai yra niekinis. Vakarų Europos spauda rašo, kad dėl anestetinių priežasčių žūsta maždaug 1 iš 200 000 anestezuojamųjų. Tai, sakyčiau, skaičiai labai patrauklus. Kokios technologiškai tobulos yra mūsų anestezijos mašinos. Specialybė, kur buvo padarytas per tos pastarosius 20 metų pats didžiausias progresas, tiek technologinis, tiek klinikinis. Mes jau galim monitoruoti sąmonės slopinimo lygmenį ir matyti, ir mum aparatai parodo, iki kokio lygio pacientas yra miegantis, ar jis tik miega, ar jis jau yra be sąmonės, ar jis yra giliam slopinime. Niekada neužmiršiu, pirmos narkozės mūsų buvo atliekamos pridėjus fonendoskopą, paklausius paciento širdies veiklą ir užčiopus pulsą už rankos. Iš tikrųjų, mes džiaugiamės, kad docentė Marchet nesugebėjo ministerijos pareigūnus įtikinti, kad skausmas tai yra liga, kurią reikia gydyti. O norint gydyti ligą, reikia skausmo specialistų. Dar vieną dalyką, kurį laikau tokiu labai svarbiu savo darbinėme etape, tai yra skausmo gydymo poskyrio įkūrimas. Tik po 9 metų mūsų atkaklaus veržimosi. Kurį tai laiką mes iš entuziazmo dirbome, mums buvo leista dirbti. Klausdavo, atlikdavo visas procedūras čia, kada dar baigėsi darbas anesteziologo. Tai buvo kaip koks pagrindinis darbas. Turėdavau mašiną, važiuodavau pas onkologinius ligonius, veždavau automatinius švirkštus, statydavau morfiną. Aš jaučiu vidinį pasitenkinimą dėl to, kad aš žinau, ką darau ir kad aš moku tą daryti. Ir anesteziologo stiprybė tai yra jo žinios. Ateinam pirmie operacinę, chirurgas įsijungia gerokai vėliau ir išeinam paskutinį iš operacinės, chirurgas jau būna seniai išėjęs, nusimovęs pirštinę. Taigi, gydytojas anesteziologas yra jūsų angelas sargas chirurgijoje. Anesteziologija yra elegancija. Ištvermė kartais. Kartais daug kantrybės. Kartais daug nerimo. Ką galvoji, ar tu viską padarei gerai, ar galėjai dar kažkaip kitaip padaryti? Puikiai jaučiuosi visus tos metus, jau daug metų. Yra kur atsisukti atgal ir pažiūrėti, ką pavyko nuveikti. Pagydyta 1000 pacientų. Esu laimingas savo darbo vietoj labai. Mes tikrai turime daug profesinio pasitenkinimo, nes mes matom labai greitą rezultatą. Anesteziologijoje viskas vyksta iš karto.
Jeigu pacientui sutriko širdies veikla, mes turim atstatyti. Jeigu jis nukraujavo, mes turim kompensuoti nukraujavimą. Jeigu jam sutriko kvėpavimas, mes turim už jį kvėpuoti taip, kad jam būtų gerai. Tokiu būdu mes turim užtikrinti visas gyvybinės funkcijas ir homeostazę paciento momentiškai. Mums nėra kada laukti. Ar bus kažkada rasta tokia skausmo piliulė, kuri gali išvaduoti žmogų nuo skausmų? Aš galvoju, kad bent jau mūsų gyvenime šito nebus. Nebus ir klausimas, ar reikia. Skausmas leidžia mums pajausti negalavimus, pajausti ir laiku ateiti pas medikus. Didžioji dalis pacientų apskritai pas gydytoją ateina tik tai todėl, kad jiems skauda. Ir nesant skausmo, negalavimai bus užmaskuoti ir tikriausiai mes tada turėtumėm susidurti su tokiamis ligomis, kurių jau nebegalime išgydyti. Žinot, Hipokratas yra pasakęs, kad skausmo malšinimas yra dieviškas darbas. Tai žinot, kai mes galim malšinti pacientams skausmą ir kai tu pamatai, sakysim, gimdančią moterį, kuri yra baisiausiuose skausmuose ir tu ją nuo tų skausmų išlaisvini, tai ir veidas nušvinta šypsena, tai gydytojai turbūt tai yra didžiausia irgi laimė. Žinot, praėjus 20 metų kažkokiam darbe galima jau paklausti žmogaus, ar tu patenkintas savo pasirinkimu, jeigu sugrįžti laiko mašina tą 20 metų atgal, ar tu rinktumės tą patį kelią. Tai savo galėčiau pasakyti labai atvirai, aš rinkčiausi tą pačią specialybę, tą patį anesteziologo, reanimatologo kelią, nes turbūt nebuvo ne vienos dienos, kad aš nusivilčiau savo darbą, savo galimybėmis padėti žmogui. Iš viso darbas anesteziologo yra labai geras darbas, gera specialybė. Jeigu reiktų rinktis iš naujo, vėl ir vėl rinkčiausi tik tai ją. Mūsų šeimoje mano dukrai irgi yra 20 metų ir lygindama, kaip atrodo mūsų klinika šiandien, tai lyginu ją su savo dukra Akvilė, kuri yra jaunas žmogus, studentė, na ir dar beaugantis, besiformuojantis žmogus. Anūkė šiais metais baigė medicinos institutą ir pasirinko mano anesteziologija intensyvi terapija. Jinai jau nuo 1 rugpjūčio ateina į rezidentūrą čia. Aš nemanau, kad būtinai turi būti gydytojas sūnus, turi žengti tėvo pėdomis, kaip kad yra įprasta, kartos būna, bet taip jau atsitiko, kad jis labai norėjo to. Su sūnum viskas savaime gavosi, jis tiesiog buvo apsisprendęs nuo mažumės, kad abudu tėvai gydytojai, tai ir jisai bus gydytojas. Jinai iš užsienio užsisakius buvo anesteziologijos intensyvios terapijos vadovėlį, va tokio storumo tą knygą vos pakeliama. Žodžiu, aš jai dovanojau, nupirkau tą knygą ir aš jai parašiau šitą frazę, kad didesnio džiaugsmo žmogui nėra, kaip žinot, mokėti ir galėti padėti žmogui.